Gyvenimo svarstyklės pasviro amžinybės link. Gyvenimo svarstykliai pasvirus amžinybės link, akis atvėrė tautos žmonėms įklampintai išdavystės, kai gyvenimo svarstyklės rodė tautos išdavystę. Prabanga ir turtai liejasi laisvai. Atsirado negirdėtų masto pareigūnai, nes karjeros laiptai neregėtam intelektui kilo vis aukštyn. O čia kalbos manieras ir žodžių derinys tapo nebesuprantamas žmonėms. Atsirado puotos, vadinamos elitais, rūbai autoriniai, makiažai ir vizitai, lyg iš kosmoso atskridę, puošė išdavystės pastrigusias. Puošė išdavystėje pastrigę žmonės, tautą įklampinę. Melagienos liejasi laisvai per televiziją, žmonių pamėgta. Atsirado ir laidų vedėjų labai prašmatnių. Daugelis ir pamirštų spėjo, kokia tikroji jojo prigimtis, nes karjeros laiptai lipo kas sekundę vis aukštyn, o užlipęs į aukštybės neberado, kur galėtų įsikibti. Viskas tuščia, viskas svetima, viskas lūžta. Už viską karjeristams buvo sumokėti milžiniški pinigai. Pinigai pasibaigė. Išdavystėje draugų nėra, tik manipuliavimas ir gudrumas, kuriam tu tarnavai žmogau vien tik todėl, kad būtumai elitas. Išmokai vaidmenystės, išmokai melagystės, išmokai tiesiai į akis žiūrėti ir kalbėti žmonėms, kad kuo daugiau tautos žmonių parduot. Ir štai staiga pamatom mes karjeristus ašarojančius, kuriems net žodžių melagienos išlement nebeišeina, lyg gailesčio prašydamas tautos. Bet šiandien puikiai daugelis supranta karjeristų duoną, kad baigės pinigai, tai baigės ir karjeros pamatai. Čia skausmo jūro vidinė atsivėrė ir dar kol kas jį kontroliuoja tik viduj. Bet labai greitai ateis tas laikas, kai skausmas, kaip vulkanas, išsiverš į viesumą, kad mes pamatytume visus, kas išdavė mūsų tautas. Štai čia gyvenimo akimirka žmonijos taps brangiausia. Ar sugebėsime sugrįžti atgal? Ar sugebėsime mes nevertinti pasiklydusi, o tiesiog Dievo gailestingumo paprašyti? Už tuos, kas pardavė visus ir visą žemę Lietuvos, kad išlaikyti lygsvarą svarstyklių ir išnirti į paviršių tik su Dievu kartu ir kurti amžiną gyvenimą visiems kartu Lietuvos vardu. Parodyti šviesą amžino gyvenimo paklydusiems, ištraukti iš klampinės į paviršių ir džiaugtis laimiai su Dievu kartu. Žodžius užrašė Sigutė.